Labadiena, mano vardas Magda Partyka. Tai mano vyras Filipas Partyka. Dabar esame savo ūkyje Green Life Kokalevce. Kaip sakė Magda, esame Kokalevce kaime. Tai galima sakyti šiaurinė didžioji Lenkija. Ūkis yra šiek tiek mažesnis nei 14 hektarų, 13,8 hektarai. Šaltiniai, kurie atneša mums pajamų, tai maždaug 30 arų daržai, auginame ganyklose. Broileriai ir, žinoma, miško vištos kiaušiniams. Šioje žemėje šeimininkaujame jau 10 metų. Šiuo metu 2014 metais tikriausiai buvo mūsų pirmasis sezonas. Kita vertus, visa žemė iš tikrųjų yra mano, mūsų senelio nuosavybė. Tai buvusio miško medžių ir krūmų medelyno vietos, kurias pritaikome regeneraciniam žemės ūkiui ir tiesiog dirbame agrarinės miškininkystės sistemose. Iš tikrųjų, ši idėja galbūt kilo šiek tiek iš kitos statinės, sąmoningai, taip sakant, gana strategiškai mūsų pasirinkta. Tai paprasčiausia ūkininkavimo forma, kuriai reikia minimalaus pradinio įnašo. Tai reiškia, kad galime labai greitai pradėti auginti, gaminti, taip sakant, sveiką maistą, tai yra šį minimalų pradinį įnašą. Daug. Antroji tema – didelis susidomėjimas ekologinė gamyba. Ar panašiai jie? Ne tik dėl mūsų pačių chemijos nenaudojimo galime pasinaudoti šituo. Taip sakant, lengvo klientų pritraukimo aspektu. Antra, galime tai padaryti nedidelėme plote, taip naudodami nedidelį kiekį įrankių, nedidelėme plote. Manau, tai buvo labai svarbus veiksniai. Todėl nusprendėme rinkti šį daržininkystės būdą ir daržovių turgų. Mūsų klientai daugiausiai šeimos su vaikais. Ieškome savo klientų socialinėje žiniasklaidoje. Dažniausiai naudojame socialinę žiniasklaidą, nesvarbu ar tai būtų Facebook ar Instagram. Pagrindinis mūsų tikslas šeimos su vaikais, žmonės, kurie žino, ką valgo ir ką norėtų valgyti ir ieško ekologiškų, gerų, sveikų produktų savo šeimai ir vaikams. Taip pat naudojame rinkodaros skrajute, siunčiame arba rašome Facebook įrašus, o dažniausiai tai vyksta ir žodiniu būdu. Apie mūsų ūkį pasakoja ir nuolatiniai klientai, kurie su mumis dirba jau ne vienerius metus. Taip randame daugiau naujų klientų. Gerai, 80% klientų kasmet sugrįžta pas mus kitam sezonui. Galima sakyti, kad pagrindinis toks papildymas yra tipiškas ekonominis papildymas. Broileriai mums yra pelningas užsiėmimas, nereikalaujantis didelių laiko sąnaudų. O kartu galime palyginti paprastai gauti daug geresnės kokybės paukštieną nei parduotuvėse, pavyzdžiui. Konvencinėse esanti paukštiena. Taip pat šis vienas dalykas. Kita vertus galima sakyti, kad toks broilerių auginimas ganyklose ar tiesiog lauke turi puikių regeneracinių savybių. Net ir tokiuose skurdžiuose dirvose kaip mūsų, broileriai taip pat naudojami, pavyzdžiui, būsimiems sodo sodinukams paruošti. Broilery wykorzystywane są też również do przygotowywania przyszłych nasadzeń, przyszłego terenu pod ogród na przykład. Mūsų ūkis grindžiama socialiai remiamo žemės ūkio principu. Jį grindžiama vartotojo ir ūkininko susitarimo. Tai yra principas, kurį remdamiesi parduodame. Mūsų ūkyje yra apie 80 šeimų, kurios dirba su mumis 24 savaitės. Bendradarbiauja su mumis, pažįstamos. Tai tarsi abipusis pasitikėjimas. Jie žino, kokius produktus, kokias daržoves iš mūsų gauna. Žino, kaip mes jas auginame. Nuolat bendraujame vieni su kitais. Tai tarsi labai šaunus žemės ūkio produktų pardavimo būdas, leidžiantis ūkininkui pradėti nuo nulio. Tai reiškia, kad jei jis neturi grynųjų pinigų ūkininkavimo verslui pradėti, jis gali tiesiog įgyvendinti kažką panašaus į RWS arba socialiai remiamą žemės ūkį. Gaukite iš kliento piniginę injekciją darbui pradėti ir dirbkite su juo visą sezoną. Tai suteikia klientams mitybos saugumą, tai yra klientai žino, ką gauna iš ūkininko. Jie žino, kad visą laiką turės produktų.
Sveikos daržovės savo. Manau, kad didžiausias mūsų veiklos privalumas yra tai, kad galime į viską pažvelgti iš viršaus. Największym plusem tego, co my tu robimy, jest po prostu taka umiejętność spojrzenia na wszystko z góry. Gebėjimas tarsi žvelgti visų šių dalykų sąsajas. Ūkyje diegtos sistemos. Systemami, które na gospodarstwie funkcjonują. Taip ir yra. Didžiausias mūsų įgūdis – sugebėti atsiriboti nuo kasdieninių problemų ir pažvelgti į šio ūkio kontekstą iš platesnės perspektyvos. Manau, kad didžiausias sunkumas, su kuriuo susidurime, yra tas, kad viską darome nuosekliai ir paprastai. Tačiau žvelgiant iš jau tipinės gamybos ar tipinio ūkininkavimo pozicijų, didelių trūkumų ir didelių privalumų čia nėra. Nie ma jakichś takich wielkich niedociągnięć, ani wielkich plusów. No, ten system Na, regeneracinė žemdirbystė tokiame mažame plote kelia daug iššūkių. no, niesie ze sobą bardzo dużo Tačiau jie visi yra įveikiami ir įveikiami. do pokonania. Mūsų darbo diena atrodo taip. Atsikeliame anksti ryte. Pirmiausia, nueiname pas savo gyvulius. Rūpinamės jų gerovę. Jie gauna maisto ir vandens. Vėliau grįžtame į savo komandinį centrą, bendrą virtuvę, kur lentoje visada užrašome visą informaciją apie tai, ką tą savaitę darysime. Veiksmų planas, ką svarbiausia padaryti. Taigi iš tikrųjų einame į daržus ir kiekvienas užsiimame savo reikalais. Štai kaip atrodo sezonas. Daugiausia laiko užima derliaus nuėmimas, kuris trunka maždaug 3 dienas per savaitę. Kai reikia nuskinti daržoves ir jas paruošti, nuplauti, paruošti pardavimui, kuris vyksta šeštadieniais. Sezonas pas mus trunka 24 savaitės, tai yra maždaug nuo gegužės vidurio iki spalio pabaigos. Po sezono, žinoma, lieka laiko paruošti daržą žiemai, tai yra nuimti paskutinį derlių, sutvarkyti, aptverti visą daržą. Ir po šio sezono mums liks laiko. Kalbant apie vėlyvą rudenį ir žiemą, pirmiausia skiriame laiko poilsiui, atsigavimui po 24 savaičių sezono. O tada įgyvendiname kai kuriuos savo planus, kuriuos sugalvojame ir norime gyvendinti rudenį ir žiemą. Mūsų ūkis yra gana neįprastas šių miškininkystės sistemų požiūrio, nes norėdami sukurti agrarinę miškininkystės sistemą, turime atsikratyti medžių, nes čia yra seno, peraugusio medžių ir krūmų medelyno vieta. Mes taip pat turime medžių perteklių, tačiau mūsų požiūriu, agrarinė miškininkystė yra neatsiejama mūsų ūkio dalis. Ir mano asmeninė nuomonė, ji turėtų būti neatsiejama kiekvieno ūkio dalis. Mes negalime įsivaizduoti darbo kitoje aplinkoje nei agrarinės miškininkystės sistema. Tai tarsi daugybė privalumų. Jei kalbame apie ekonomiką, ji gali pasireikšti netiesiogiai, tai yra pavyzdžiui apsaugoti nuo vėjo, padidinti biologinę įvairovę, tai yra sumažinti kai kurių ligų sukėlėjų plitimo galimybės. Tokie netiesioginiai veiksniai taip pat gali būti laikomi ekonominiais. Tačiau toks svarbus ekonominis veiksnys yra, pavyzdžiui, statybinių medžiagų, kurias naudosime šaltinės. Praėjusią savaitę nupjovėme pirmąją pacų eglę, kuri taps prieglobsčiu, kuri taps naujų priestatų mūsų ūkyje. Be to, tai yra iš kartos į kartą perimamos ekonomikos aspektas taip. Daugiau nei vieną kartą. Nuo tam tikros grinai ekonominės naudos turime laukti kitoje kartoje. Norėčiau pasakyti, kad tiesiog žinau, jog toks ūkio modelis gali būti labai pelningas ir jį verta skatinti. Bet kokiu atveju mes patys ūkyje ir mokome. Ir kviečiame žmonės, kurie nori jį turėti, nes esame tvirtai įsitikinę, kad tai prasminga. Kokie yra didžiausi iššūkiai? Manau, kad didžiausias iššūkis tiems, kurie nori to imtis, yra išsiaiškinti savo kontekstą. Ko iš tikrųjų aš noriu? Kas man svarbu gyvenime?
Kaip aš matau kapitalą? Ar kapitalas man asocijuojasi tik su materialiu dalyku, su pinigais, su kokiamis nors materialinėmis priemonėmis ar kapitalu? Taip pat yra ekologinės vystimasis, socialinės vystimasis. Bet to žvelgiant iš tokio platesnio požiūrio taško, ko man reikia? Ir manau, kad jei taip įsisąmoninsime, kas svarbu mūsų gyvenime, tokie ūkiai bus sukurti. Ir tai yra tarsi didžiausias ribojantis veiksnys. Manau, kad toks platus požiūris neatsižvelgiant į kai kurias problemas, pavyzdžiui, grynai ekonominės. Nes turime įvairių duomenų, įvairių įrodymų iš viso pasaulio ir Lenkijos, kad smulkus žemės ūkis gali būti labai pelningas. Čia taip pat nėra didelių abejonių. Priešingai, pagrindinis šių ūkių steigimo ribojantis veiksnys yra nesuvokimas. Kokio psichofizinio įsipareigojimo iš mūsų pareikalaus ir ar mes tiesiog turėsime noro, laiko savo gyvenime tai padaryti. Todėl man dažnai atrodo, kad žengus šį žingsnį kaip būna, kad žengus žingsnį atgal. Planuojant tokį ūkį galima žengti daug žingsnių į priekį. W takim planowaniu gospodarstwa może przynieść bardzo dużo kroków do przodu. Także zbudowanie takiego Taip pat kurti šį pagrindą, šį pamatą, ko iš tikrųjų tikimės. Toks nedidelis ekologiškai orientuotas ūkis iš tikrųjų yra gyvenimo būdas ir dėl to turime suprasti, kad jei žiūrėsite į tai tik kaip į pinigų uždirbimą, tai neatrodys taip gerai, bet jei žiūrėsite į bendrą gyvenimo kokybę, kurią galite pasiekti, manau, kad tai yra kažkas, į ką turite pažvelgti ir nuspręsti, ar tai jums tinka. Bet to reikia išspręsti ekonominį aspektą susijusi su ekonominio efektyvumu. Tokių pavyzdžių yra daug visame pasaulyje.